Ačiū gerbiama Astra už galimybę kreiptis į šitos garbingus čia susirinkusius žmonės, mūsų šalies patriotus. Mes esame netoli savo mylimos tėvynės kapo duobės, į kurią stumia globalistai, šitie, kur narkotikais, reiškia, nori išmarinti mūsų vaikus, kurie su vakcinomis, ne vakcinomis, eksperimentiniais preparatais naikina senelius, kurie vagia pinigus, kurie veža iš viso pasaulio teroristus. Ir mums drįsta meluoti, kad jie tikrina. Amerika, kur 5 žvalgybos pareiškusi buvo prieš 5 metus, mes šitų žmonių patikrinti negalim. Mūsų melagiai šitie visi sako, jie patikrino, nepatikrino. O taip jie patikrina, kaip vakar nudūrė parlamento narį Didžiosios Britanijos į Somalio atvykęs juodaodis, subadė bažnyčioje peiliu. Tai gerai, jeigu saugome sinagogas, tai kodėl nesaugoma katalikų bažnyčių? Tokia pati grėsmė, čia ne pirmas atvejis, kai užmuša kunigus. Subado peiliais dėti atvykėliai. Kam jie reikalingi? Raseinių meras gyrėsi, mums nieko nekainavo, tik tai sumokėjo viską, reiškia, ministerijos. O ką ministerijos, tai neišmušant kišenę semia pinigus? Ne mes čia sumokėjome. Tie tai jų ir pasakė, mes atėjom sunaikinti jūsų socialinę sistemą. Ką jie ir daro? Jiems dabar bus Vilniuje būtai 500 eurų mokės už butus. Jiems bus išmokos didesnės negu gauna mūsų pensininkai. Didesnės negu gauna mūsų vaikai. Prieš keletą metų Seimo kontrolierius kreipėsi į socialinių reikalų ministeriją, kad pasakytų, kodėl mūsų seneliai diskriminuojami šito tėjūnų atžvilgiu. Atsakymas buvo toks, ir aš jį gavau. Tai yra pozityvi diskriminacija. Jūs įsivaizduojat, pozityvi diskriminacija diskriminuoti lietuvis iš pažeidžiamų socialinių grupių. Vaikus, senelius, neįgaliuosius. Tai čia toks trumpas įstojimas. Spalio 9 dieną gerbiamas arkivyskupas Vigano, buvęs Amerikos nuncijus, tai yra nuncijus Amerikoje, kreipėsi į susirinkusius Romoje su žodžiais. Aš padariau santraukėlę iš šio kalbos. Tai yra nuostabi, graži kalba, todėl gražiau nepakalbėsiu, negu jis pasakė, leiskite perskaityti ištraukas. Vienykitės ir kilkim. Arkivyskupo Karlo Marija Vigano žinia Italijos demonstrantams prieš sveikatos apsaugos tironiją. Vėl tapkime tikrais Kristaus liudytojais. Brangus draugai, nuo šio pasaulio košmaro pradžios praėjo beveik 2 metai. Žingsnis po žingsnio įžengėme į labirintą. Iš pradžių buvo kaukės viduje, tada savarankiškai patvirtinta izoliacija, paskui komendanto valandos, pamenate? Kiekvieną kartą, kai susidurdame su piktnaudžiavimu, kuris atrodė pateisinamas kritinę situaciją, sutikdavome, kad iš mūsų buvo atimta šiek tiek laisvės, žingsnis po žingsnio. Negalėjome eiti į bažnyčią, išeiti iš namų, dirbti, eiti į mokyklą, lankyti savo artimųjų ir net mirštančių tėvų ligoninėje, žingsnis po žingsnio. Jie mums nesakė, kad sveikatos apsaugos institucijų nurodymų Covidas turėjo būti gydomas kaip plaučių liga, nors tai buvo kraujotakos liga. Jie mums nesakė, kad buvo uždrausta atlikti skrudimus, o kūnai buvo kremuojami, kad negalėtume išsiaiškinti ligos priežasčių ir suprasti, kaip ją gydyti. Pagalvokite apie pagyvenusius žmonės, atskirtus nuo savo artimųjų, iš kurių atimta bet kokia net dvasinė paguoda, net kunigams draudžiama teikti paskutinės apeigas. Dabar paaiškėjo, kad praėjusiais metais sunkiai sergantis COVID pacientai prieš intubaciją buvo raminami po foliu, puikiai žinodami, kad tai sukels jų mirtį. Vardan didžiojo pertvarkymo valdžia sutelkiama tokių filantropistų Geisas ir Sorošas rankose, kurie likusią žmonijos dalį laiko vergais ir klientais. Ir jie patys žmonės, kurie teoretiškai planuoja planetos depopulaciją, pasitelkiant naujas vakcinas, abortus, eutanaziją ir masinę sterilizaciją, apsimeta labdaringais filantropais ir platina veiksmingas vakcinas būtent šiuo tikslu. Ir visi tie, kurie įvairiais būdais pasidavė šiems filantropams, prašo mūsų tikėti mokslu, šiandien covidu, rytoj globalistiniu atšilimu.
Mes žinome, kad imigracija į Europą buvo elito suplanuota siekiant sunaikinti mūsų pilietinę, kultūrinę ir religinę tapatybę. Elitų jį pasitarnauja, kuriant socialinį chaosą, įvežant nepakankamą apmokamą darbo jėgą, kurstant karus tarp vargšų ir atimant iš šalių, iš kur jie atvyksta jaunimą. Kad išeitume iš šio labirinto, turime drąsiai ir ryžtingai priešintis, kaip mūsų tėvai priešinosi praėjusio amžiaus diktatūroms. Taikų pasipriešinimas skatina suvokimas, kad pasaulis, kokį įsivaizduoja didysis pertvarkymas, nėra mūsų pasaulis, nes jis grindžiamas mirties ideologija, antižmogiškų, antikrikščioniškų mąstymų ir remiasi tik ginkluota jėga arba šantažu prieš tuos, kurie negali sukilti. Trumpą laiškelį susirinkusiems parašė pirmasis Lietuvos karo kapelionas Alfonsas Bulatas, buvęs kardinolas Lackevičiaus sekretorius. Garbė Jėzui Kristui. Taip sveikinasi ir atsisveikina krikščionis. Didžiausioje pagarboje Jėzus Kristus laikė mokytojus, skelbiančius tiesą, tokius kaip Astra. Visą gyvenimą pašvenčiau Kristaus tiesos skelbimui. Padrasintas jo žodžiu, nenusimink mažasis būry. Negaliu pagausinti savo buvimu šio dorų piliečių būrio, kad tik per kitą garbingą pilietį Algimantą neiškeistųsi sąjūdžio idealų į briuselišką globalizmą ir pasitikėdamas juo, kaip ir daugeliu dorų piliečių, sveikinu visus susirinkusius. Jums aš noriu įsakyti savo skaudulius, kuriuos man sukėlė naudojimas velniškų preparatų, su kurių pagalba ir per prievartą kėsinamas į žmogaus laisvę, prigimtinę DNR savumus, kurių pagalba žmogus daromas genetiškai modifikuoto organizmo. Visame šiame pasaulio chaose, aukščiau už bet kokią konstituciją, Dievo šventas raštas, kuris liepia mylėti tiesą, siekia, kad žmogus būtų laimingas. Sėkmės tiesos kariams. Alfonsas Bulatas.